Šiandien mūsų laidos tema be šarvų. Aš dabar galvoju, ar jau visur suėję senaties terminai, ar viską galima pasakoti. Kaip aš norėčiau taip atrodyti kaip detektyvė, vaikštai kaip ir pasitempusiu kostiumėliu, bet šalia ginklas. Žinau, kad Lietuvos policija savo socialinius tinklus pradėjo ten kurti turinį pakankamai anksti. Turbūt kokius pirmus metus nelabai dar supratom, ką mes ten veikiame. Ir prasideda klausimai. Aš klausimam nesiruošiau, nesitikėjau ir pradėjau mikčioti, nutilti. Žaidėme GTA žaidimą, tikri policininkai, užsidėjo ausinės, komentavo, žaidė, tai visiems buvo čia taip tokia wow, staigmena. Va čia pamoka visiems, kad ne visada reikia ištraukti gražiausią kostiumą spaudos konferencijos. Aš iš tiesų laukiu kiekvienos komunikacijos krizės, ypač tokios didelės, kur tokia supurta sistema. Greičiausiai generalinis komisaras nestovėjo vietoje ir jis važiavo ir greičiausiai vairavo. Tu padarai nesąmonę ir bandai išsukinėti savo uodegą. Ne, čia mes žinokit, viskas ne taip buvo, kaip jūs pagalvojate. Man atrodo, žinok, labai gerai, tai šiaip manau, kad super, žinok, fainai. Ačiū. Sveiki, aš Vytautas Bertašius ir čia policijos tinklalaidė. Šiandien mūsų laidos tema be šarvų. Kalbėsime apie policiją, kurie nebijo būti atvira, nebijo kalbėti viešai, be šarvų, be kaukių ir tikrai be pagražinimo. Kalbėsime su laidos svečiais apie policijos krizių komunikaciją, apie socialinius tinklus, kur Lietuvos policija tikrai yra proaktyvi. Na ir šiandien laidoje sužinosit, ar galima paliesti virtualų patrulį, kas slepiasi už Lietuvos policijos Facebook puslapio ir kas atrašo į tuos linksmus ir gražius komentarus jums, mėly žiūrovai. Ir galbūt šiek tiek sužinosime įdomios informacijos apie mergaitės pagrobimo istoriją, kuri vyko Kaune. Na, o dabar nieko nelaukdamas noriu jums pristatyti laidos svečius, kurie šiandien kartu su manim studijoje. Tai yra Odeta Vaitkevičienė, Kauno apskrities policijos komunikacijos vadovė. Sveiki. Sveiki. Šiais metais esate išrinkta viena iš 5 geriausių Lietuvos komunikacijos atstovų, taip? Tikrai taip. Tai mes sveikinam. Ačiū. Ir Ramūnas Matonis, Lietuvos policijos komunikacijos vadovas, kuris jau 20 metų vadovauja Lietuvos policijos komunikacijai. Rimtai jau 20? Jau 20 metų. Sveiki. Žmogus matęs ir šilto, ir šalto. Tai malonu matyti jūs laidoje. Šiandien laidos bendrai kalbant tema yra komunikacija. Tai apie tą turbūt drąsę, galima drąsiai sakyti, Lietuvos policijos komunikacija, kada drąsa tampa stiprybė, o kada tai tampa rizika. Aš manau, kad visada drąsa yra visada susijusi su rizikomis tam tikromis, turbūt ir gyvenime. Jeigu tu darai kažkokius drąsius sprendimus, tuomet yra rizika. Tik svarbu turbūt tą riziką kažkaip pamatuoti, įsivertinti. Man visų pirma drąsa policijos turbūt yra, kad mes iš tiesų atvirai kalbam apie savo problemas, apie savo kažkokius tai nepatogius klausimus, aišku, tuo pačiu ir apie savo laimėjimus, savo kažkokius tai pasiekimus. Ir nuo to irgi kažkiek tai gal kenčiam, nes kai tu esi aktyvus, kai tu drąsiai šneki, nieko neslepi, žurnalistam ir žiniasklaidai yra labai įdomu, nes vis laik tada tavęs klausia, ar yra gerai, ar blogai, ir kartais taip net ir atsibosta. Kodėl jūs mūsų klausite, yra daugiau institucijų. Tai sako, su jumis paprasčiau, jūs čia visą laiką atsiliepėt, visą laiką pakomentuojat, nesislepiat kažkur tai po šarvais. Tai man drąsa turbūt yra visų pirma apie tai, ir antra, aišku, apie tą drąsą tai tokie nestandartiniai galbūt sprendimai, kurių kiti gal nedrįsta daryti, kurie abejoja dėl jų. Tai aš turbūt esu vis laik tas, kuris ir kai yra raudona linija, vis laik kažkaip linkęs peržengti tą raudoną liniją ir pažiūrėti, kas čia bus. Gal kartais ir neįsivertinu tų rizikų, bet dažniausiai jos pasiteisina. Kas yra drąsi komunikacija, Odeta, jums? Aš sakyčiau, drąsi komunikacija tai visų pirma nebijoti. Nebijoti priimti sprendimus, nebijoti apsinuoginti, nebijoti pasakyti, kad suklydom, nebijoti kalbėti tada, kai atrodo nėra apie ką kalbėti. Tai man apie tai yra drąsi komunikacija. O kur aš matau rizikas toje drąsoje, tai kai mes drąsiai elgiamės spontaniškai komunikacijoje. Tai tas spontaniškumas kartais gali būti didelė rizika. Aha, bet pakalbėkime dabar apie tą komunikaciją, kuri yra numatytai ir paruoštai drąsi, ar ne? Lietuvos policija pastaruosius, galiu sakyti, ne vienerius metus elgėsi labai drąsiai ir netgi su labai drąsom reklaminiam kampanijom pasirodo viešoje erdvėje. Gal galim šitoj vietoj šiek tiek prisiminti tas kampanijas, kurios buvo pakankamai drąsios ir tokios, tikrai neeilinės. Tai iš tiesų jo, turbūt galima prisiminti, turbūt man tokios labiausiai strigusios kampanijos ir sulaukusios tokio didžiausio dėmesio.
viena iš kampanijų tai atsikratyk stereotipų, kai mes tiesiog patys šiek tiek pabandėme paneigti tokius mitus, kurie sklando apie policiją. Na, pavyzdžiui, kad merginos policija nieko neveikia, tik tai dažosi nagus, nesėdėdamos, kad policijos šunys, kurie ieško narkotikų, apmokinami su tikrais narkotikais. Nes jie turi pavartoti, kad suprastų, kas tai. Nu, taip žmonės galvoja, ne? Bet yra stereotipas. Vėlgi, kad policininkai nieko darbė neveikia, tik mojuoja bananais, kad jie slepiasi už krūmų, matuodami automobilių vairuotojų greitį. Tai mes iš viso to padarėm tokią fotosesiją su kolegos Šiauliuose, iš tikrųjų sugalvojo tokią mini idėją ir tiesiog per tas nuotraukas pabandėme paneigti tuos stereotipus, kad iš tiesų ne vis laik yra taip, kaip kartais atrodo. Ir tikrai, jūs dabar turbūt turite galimybę ir pamatyti tas šmaikščias nuotraukas, tą šmaikščią fotosesiją, tikrai susilaukė daug dėmesio ir tai dar kartą yra apie drąsią komunikaciją, kad mes nebijome ir pasijuokti iš savęs ir savo tam tikrų mitų. Odeta, ar jūs galite atsiminti kokią drąsią komunikaciją, prie kurios pačiai jums teko galbūt prisidėti, kokią kampaniją, kuri buvo, na, tikiuosi, aišku, sutikta teigiamai, bet buvo pakankamai drąsiai vertinama? Tai iš tikrųjų taip, jeigu pristatyti atvejį iš Kauno, tai aš sakyčiau, atsinešu čia naktinės orientacinės, policijos organizuotą pramogą, visiškai tokią nestandartinę, smagią, linksmą, bet su gilia potekste. Ši pramoga buvo skirta studentams Kaune atvykusiems studijuoti, organizavom ją pernai ir sulaukė didelio susidomėjimo, nusprendėm pakartoti. Ir ką reikėjo daryti, nežinau, orientacinės pėsčiomis su automobiliais? Su automobiliais, tai buvo naktis, orientacinės orientuotos į įvairius Kauno miesto taškus, objektus, vieni susiję būtent su Kauno miestu, kiti su policijos veikla. Ir jie turėjo kažką atlikti, kažkokias galbūt užduotis, ar net važiavė tam tikrus... Tikrai taip, ir užduotys praktiškai visuose taškuose buvo vienaip ar kitaip susiję su eismo saugumu, kadangi, kaip sakau, netradicinė forma buvo pirmiausia skirta atkreipti visuomenės dėmesį į eismo saugumo problematiką. Wow, geras. Kalbam apie eismą, bet tas eismas kartais gali būti ir nebūtinai tikras, bet ir virtualus. Čia lenkiu į kampaniją, kurioje jūs pakvietėte virtualiai pažaisti, pasivažinėti automobiliais, galbūt sulaikyti nusikaltėlius arba netgi tapti tais nusikaltėliais, ar ne? Ramūnai, kalbu apie kampaniją, kurioje pakvietėt žinomus, gal nebūtinai žinomus ar ne, bet žmonės žaisti kartu su policija GTA žaidimus. Iš tiesų tai buvo kampanija tokia, galbūt nuėjimas į tokią irgi naują rinką mums, žaidimų rinką, kuri pasirodė paskui, kad yra žiauriai populiari ir tikrai žmonės labai aktyviai dalyvavo, ta prasme, stebėjo šitą visą projektą, pavadinkim. Tai man visų pirma, kas labiausiai nustebino, kai aš pasiūliau savo viduje sistemos darbuotojams, ar yra žaidžiančių kompiuterinių žaidimus ir norėtų dalyvauti projekte. Žiauriai daug, dabar atsirado turbūt keli šimtai žmonių, kurie sako, aš tikrai žaidžiu, mes žaidžiam ir mes tikrai norim išbandyti. Ir tikrai mus priėmė į vieną, pavadinkim, žaidimų kambarį, kur mes, vieną iš populiariausių Lietuvoje, kur mes kartu su visais kitais žaidėjais žaidėme GTA žaidimą, tikri policininkai, užsidėjo ausinės, komentavo, žaidė, tai visiems buvo čia taip tokia wow, staigmena, tipo, iš kur čia tie policininkai atsirado, kas čia juos įleido į mūsų žaidimų kambarį, kuris yra uždaras pakankamai, bet tikrai tie tokie atsiliepimai ir tie visi tokie reakcijos žmonių tikrai buvo žiauriai teigiamas, iš to mes paskui padarėme kelis vaizdo klipus, kurie taip pat sulaukė tikrai didelio susidomėjimo. Bet reklaminės šitos kampanijos esmė buvo kviesti jaunus žmonės, kurie nemažai laiko leidžia internete, žaidimuose, tapti pareigūnais, ar nesuprantu? Taip, iš tiesų, kadangi vėlgi tyrimai rodė, kad kompiuterinėse žaidimuose labai dažnai jauni žmonės žaidžia būtent policininkus. Jie būna policininkai ir gaudo nusikaltėlius. Tai mūsų kampanijos ir buvo mintis, tipo, tai kam žaisti tau virtualiai, jeigu tu gali ateiti pas mus ir iš tikrųjų gaudyti tuos nusikaltėlius. Ir tapti tikrų pareigūnų. Taip. Wow. Žinau, kad ši reklaminė kampanija buvo nepraėjo nepastebėta ir užsienyje, ar ne, ir ji pelnė netgi apdovanojimą pasaulinėme kontekste. Gal čia trumpai galite papasakoti? Taip, iš tiesų, ta kampanija gavo tikrai labai daug titulų ir vidinėje rinkoje tarp komunikacijos projektų ir tikrai tarptautinėje rinkoje gavo net kelis auksinius, sidabrinius ir bronzinius apdovanojimus, kur ten iš tiesų Lietuvos tų projektų tikrai daug nėra, daug kurie laimė. Tai iš tiesų tikrai, jinai buvo pastebėta ir užsienį. Tai labai faina.
Kaip manot, klausimas ar ne abiems, kodėl kitos institucijos, valstybinės institucijos dar nepradėjo sekti jūsų pavyzdžių ir taip drąsiai komunikuoti, kaip tai daro Lietuvos policija? Kas jos stabdo? Galbūt profesionalų trūkumas, kalbu apie komunikacijos žmonės, kurie išmano šitą darbą, nes, na, tai atrodo gal labai paprasta, bet iš tikrųjų turbūt yra nelengva ruošti kampanijas, su tom kampanijom imti ir siūsti kažkokias žinutes ir siekti kažkokių tikslų. Tikriausiai tai visuma įvairių dalykų, tame tarpe galbūt ir žmonių, kolegų su idėjomis, drąsesnėmis, nes kartais tikrai komunikacijos žmogus turi išdrįsti vadovui pasiūlyti ir parduoti idėją, įtikinti, kad mūsų organizacijai to reikia, na ir tada pamatyti tą prasmę ir tą grįžtamą į pelną, kabutėse pelną, kuris gaunamas organizacijai tokiais sprendimais. Iš tiesų, čia tik stiprus turbūt vadovas gali pasitikėti savo komunikacijos žmonėm, leisti jiems daryti, pavadinkim, drąsesnės, nestandartinės kampanijas. Ir kai kurie vadovai galvoja, ai, ką man gal čia to reikia, gal aš geriau žinau negu, gal padarykim ką nors tradicinio, visiems priimtino, kur tikrai ten sulauks ten kažkiek tai dėmesio, bet nešokiruos, taip, tai yra labai saugu. Tai man atrodo, kartais yra tikrai va čia ir vadovų problema, kurie to bijo, turbūt nepasitikė savo žmonėmis, bet tikrai nesutikčiau galbūt, kad viešasis sektorius nedaro drąsių tų sprendimų, tikrai yra daug institucijų, kurios tikrai irgi puikias daro pakankamai drąsias, įdomias, nestandartinės kampanijas ir aš manau, kad tikrai šitoje srityje netgi viešasis sektorius tikrai padaręs yra per keletą metų labai didelį žingsnį į priekį. Bendrai paėmus, ar ne, bet aišku, turbūt lyderiauja Lietuvos policija. Nu, čia, žinot, kaip sakant, labai lengva prisimti savo tos laurus, aš tai, kaip sakant, gal ir nelinkęs to, čia turėtų turbūt vertinti kiti išorės žmonės, o mes, kaip sakant, esame kuklus, bet drąsus, bet kuklus žmonės. Labai gerai. Mums smagu, jei mes kažkur esam pavyzdys kažkam. Dar noriu atkreipti turbūt dėmesį, nes mūsų žiūrovams irgi įdomu, kad Lietuvos policijoje dirba nemažai ir pareigūnų, kurie nėra, žmonių, kurie nėra pareigūnai. Šiuo atveju ir jūs, ar ne? Ramūnas, žinau, kad yra buvęs ar ne pareigūnas kažkada, dabar šiuo metu jau ne, tai vadinasi, kad žmonėm tie, kurie yra profesionalūs, nori galbūt daryti didelius globalius dalykus, ką daro Lietuvos policija, ar ne, nebūtina būti pareigūnu, kad prisijungtų, pavyzdžiui, prie Lietuvos policijos komandos ir padėtų kurti pačias įvairiausias kompanijas, ar ne? Tikrai taip. Tikrai taip, tai prasme, mes tų uniformuotų pareigūnų irgi turime didžiąją dalį, bet komunikacijai pas mus dirba žmonės neuniformuoti. Ir tikrai, jeigu yra drąsių žmonių, kurie turi idėjų, nori ateiti į tokią nišą rinką, kur tikrai būsit pastebėti, kur tikrai jums leis dirbti kūrybiškai, tai naudodamasis progą visus kviečiu komunikacijos profesionalus ateiti pas mus ir tikrai pamatysite, kad čia žiauriai yra faina. Tai ta geroji komunikacija, kuri yra paruošta, bet komunikacijoje žodyje telpa turbūt ir daug kitų prasmių. Šiuo atveju kviečiu lengvai pasikalbėti apie krizių komunikaciją, ar ne? Tada, kada vyksta ne visai malonus dalykai, bet jūs kaip komunikacijos atstovai turite išsakyti savo nuomonę, apibūdinti situaciją, kuri šiuo metu ar nevyksta. Tai gal klausiu pirmiausia Odetos, ar ne? Buvote viena iš tų žmonių, kuri rūpinosi mergaitės dingimo istoriją, kuri buvo prieš keletą metų Kaune. Ar galėtumėt šiek tiek pasidalinti apie šitą patirtį, kuri, tokia gyvenimiška, bet ne kasdieniška? Tikrai taip, buvau atsakinga už komunikaciją tas įtemptas 3 paras. Tai įspūdžių net ir po kelių metų tikrai dar yra, prisiminimų yra ir gerų, ir blogų, emocijos užplūsta ir praėjus 2 metam, bet pamokos, kuriomis dalinuosi, jos yra aiškios. Tai visų pirma, nuolatinis komunikavimas su gyventojais, visuomenė, su žiniasklaidos atstovais. Tai pamoka kita, kad komunikacijos žmogus turi būti įvykių sūkuryje. Vienareikšmiškai šitos taisyklės laikausi ir visada raginu ir kitus. Ypač kai tenka vadovams pristatyti komunikacijos žmonių vaidmenį, tai komunikacijos žmogus tokių krizinių situacijų metu visada turi būti viduje, ten, kur priimami sprendimai, tam, kad pilnai gautų visą informaciją, girdėtų visą informaciją ir galėtų priimti komunikacinius sprendimus. Tai esu dėkinga, kad tokį vadovą tuomet ir turėjau, kuris nesikišo, leido komunikaciją dėlioti ir pasikliovė manim. Kitas momentas, tai
empatija ir padėka, kas yra labai svarbu komunikacijų krizijų situacijose. Tai gyventojai buvo kaip niekad įsitraukę ir tas padėkojimas jiems buvo be galo irgi svarbus. Dar keletas momentų yra tų, kad minimalus, bet vadovo vaidmuo krizinėse situacijose yra labai svarbus. Tai kalbu apie tai, jog būtent tos situacijos metu vadovas komunikavo minimaliai, kiekvieną dieną tik spaudos konferencijos metu. Visa kita komunikacija visas dienas vyko dozuotai ir per komunikacijos padalinį per mane. Tai mes išlošdavom laiko tam, kad vadovas galėtų pasiruošti, susidėlioti, bet žinutės jos nenutrūko. Nei pranešimų forma, nei socialiniuose tinkluose niekur. Ar policijos viduje jūs turite kažkokias taisyklės, kurių remdamiesi, jūs negalite per daug, ar ne, išduoti kažkokios informacijos, ar ne, nors gyventojams viskas labai, labai svarbu, labai, labai įdomu ir galbūt kažko logiškai neatskleidžiate? Aš galbūt nesakyčiau, neįvardinčiau tai taisyklėmis, bet tiesiog yra momentų, kur iš tikrųjų mes ypatingose situacijose negalim atskleisti vardant tos tyriminės sėkmės, vardant to, kad pareigūnų darbas būtų nesutrukdytas. Tai kartais taip, tas vardant gėrio nutylėjimas jisai būna. Aš tai galvoju, gal dar Odeta galėtų papasakot, toj Kauno mergaitės pagrobimo istorija iš tiesų vadovo vaidmuo ir ir komunikacijos žmogaus ir vadovo santykis. Tikrai yra labai gerų pavyzdžių, įdomių istorijų, kaip ta prasme komunikacijos žmonės prisidėjo prie to būtent vadovo komunikacijos, kaip tas vadovas elgėsi. Tai aš manau, tu galėtum tikrai prisiminti ir papasakot, manau, visai iš tokių ir įdomių istorijų, turi iš užkulisių. Jo, užkulisiai mums visada yra labai įdomus, juolab, kad istorija baigėsi ir baigėsi sėkmingai. Tai pradenkit šiek tiek užkulisių. Tai čia šiek tiek galbūt pagilinsiu tą, ką pačioje pradžioje sakiau, kad drąsa komunikuoti, kai atrodo nėra ką komunikuoti, tai čia būtent apie tai, kai vadovas po pirmosios paieškų paros, kuomet pasakiau, jog vakare bus spaudos konferencija, man sako, Odeta, mes neturim ką pasakyti. Nes niekas neįvyko, ar ne? Mes neradom, visi tikisi, kad mes neradom, ką mes pasakysim. Ir va čia puikiai atsispindi, kad mes komunikacijos žmonės turim ieškoti, ką pasakyti, nes visada yra ką pasakyti. Tai šioje situacijoje mes komunikavom apie savo veiksmus, apie tai, kas nuveikta, kas planuojama. Ir kadangi konferencija vyko dienos pabaigoje, mes akcentą dėjome į tai, jog veiksmai nenutrūks ir ateinančią naktį, nes primenu, jog tai buvo tikrai šaltas periodas ir ta kiekviena valanda buvo svarbi. Ir dar čia tokia maža įdomybė, kad prieš spaudos konferenciją vadovas dirsteli į laikrodį ir sako, Odeta, bet aš nespėsiu parvažiuoti namo, reikia persirengti, pasiruošti. Taip, nes vis tiek para be miego. Ir čia aš leidau savo tokį priimti sprendimą, kad ne, jūs nevažiuokit niekur, nes jūs taip ir atrodysit, kaip atrodo tie pareigūnai, kurie visą naktį nemiegojo, nesudėjo bluosto vardant to, kad mes siektume rezultato. Ir iš tikrųjų aš atsimenu po tos spaudos konferencijos, nes tas vadovas nebuvo labai žinomas viešoje erdvėje. Mes susilaukėm ypatingai daug gero atgalinio ryšio, kad apie jo komunikaciją, apie jo įvaizdį, apie tai, kad jis taip ir atrodė, kaip atrodo parą dirbantis pareigūnas, turintis aišku tikslą. Tai va čia pamoka visiems, kad ne visada reikia ištraukti gražiausią kostiumą spaudos konferencijos. Nuostabu, čia yra nuostabus, sakyčiau, patarimas iš komunikacijos profesionalų, kurie rekomenduoja būti nesuvaidinti nieko, būti natūraliais ir būti tokiais, kokiais esate iš tikrųjų. Klausiu Ramūnai, ar sunku būti policijos atstovu, kuris aiškinasi už kolegų nepatirtas, galbūt atliktas kažkokias nuodėmes, nes turbūt tai irgi galima vadinti savotiškom komunikacijos krizėmis. Aš iš tiesų laukiu kiekvienos komunikacijos krizės, ypač kas didelės, kur tokia supurta sistema. Dėl ko? Nes tada yra žiauriai įdomu. Tada tu visiškai išeini iš savo to viso ir laiko planavimo, ir tos rutinos darbų. Ir kas svarbu, kad dažniausiai po kiekvienos krizės organizacija iš jos išeina stipresnė. Aišku, jeigu sugeba pasimokyti iš tų klaidų, nes klaidų visą laiką būna. Ir tikrai aš manau, kad krizės nereikia bijoti, kaip tik reiktų stengtis ją išnaudoti, nes per krizę atsiskleidžia tam tikri organizacijos momentai, kur tu supranti,
kad tipo, šitoje vietoje galbūt kažką galima pasitobulinti. Čia jokiose pratybose to nepadarysi. Tik tikroje gyvoje situacijoje tu to pamatysi. Tai aš, pavyzdžiui, krizių visą laiką laukiu ir tikrai man krizė tai yra toksai, kaip sakant, iššūkis. Aišku, dar vienas pliūpsnis patirties į mano, žinai, bagažą. Tai man tas faina, atsakant į klausimą dėl tų prisidirbusių, pavadinkim, policininkų, tai daug yra pas mūsų diskusijų pačiame viduje sistemos, kad daug kolegų sako, kodėl jūs atsiprašinėjate, kodėl jūs tik painat ir ten aiškinat, kad tipo, mes čia pripažįstate klaidas. Tai aš sakau, čia dar vienas yra stiprios organizacijos bruožas, nebijoti pripažinti savo klaidų, atsiprašyti, jeigu prisidirbai, nes juokinga skamba, tu padarai nesąmonę ir bandai išsukinėti savo uodegą. Ne, čia mes žinokit, viskas ne tai buvo, kaip jūs pagalvojate. Tai iš tiesų yra visą laiką, man atrodo, žymiai nuoširdžiau, tikriau ir žmonės tai labiau priema, kai tu atsistoji ir pasakai, taip, šitoje vietoje mes suklydome, labai atsiprašome, bet mes padarysime viską, kad tokių klaidų ateityje mes neišvengtumėme. Tai šitas viduje organizacijos ypač daug metų, dar prieš kokių 20 metų, atsimenu, labai jautriai būdavo reaguojama, kodėl jūs plakat save viešoje erdvėje, kodėl jūs čia atsiprašinėjate, nes visi buvo pripratę, kad tipo, mes esame kieti, mūsų turi bijoti, mūsų pagarba ateina tik per baimę, tai, to prasme, šitą pakeisti iš tikrųjų yra, čia turbūt dar toksai milicijos toks naratyvas, kuris iš esmės tikrai pasikeičia tik tai turbūt per daugelį metų. Wow, tai suprantu, kad tas augimas jisai vyksta tada, kada yra turbūt nepatogu, nelengva ir tada, kada atsitinka tos krizės, ar ne? Žinau, kad nemažą indėlį padarė patys gyventojai suteikdami, kalbu apie mergaitės istoriją, suteikdami informacijos socialinių tinklų pagalbą ir čia jūs turite istoriją, kaip jūsų socialinis tinklas, kalbu apie Kauno apskrities policiją, ar ne, sekėjų skaičiumi išaugo kartais, ar ne? Ir gal galite plačiau papasakoti apie tai, nes žinau, kad tai yra tiesiogiai susijęs su mergaitės istorija. Taip, Kauno apskrities policijos Facebooko paskyra per parą laiko tiesiog sprogo gerąją tą žodžio prasme. Tai mes turėdami maždaug 2,5 tūkstančio sekėjų, per pirmąją istorijos parą turėjome 16 tūkstančių sekėjų. Oho. Tai jūs prašėte pagalbos, žmonės gal kažką matė, gal kažką girdėjo, kad pasidalintų? Iš tikrųjų, įprastai toje paskyroje mes nesidalinam su tokia informacija, kad ieškom kažkokių asmenų, atpažinti, padėti, bet tai buvo vėlus sekmadienio vakaras, kaip ir minėjau, šaltas oras, mažas vaikas, daug tokių dedamųjų, kurie tiesiog galbūt šiek tiek ir emociškai suveikia ir tam komunikacijos žmogui. Ir įdėjau aš tą postą, kuris tiesiog pradėjo kaip sniego gniūžtė ridentis per socialinius tinklus, per Lietuvą. Tai su pačiais gyventojais komentarų skiltyje mes gal iki 2 valandos nakties susirašinėjom ir diskutavom. Na ir kaip sakau, visą tai išsirituliojo į 16 tūkstančių mūsų sekėjų. Bet man atrodo, kad čia dar buvo toksai ir spontaniškas Odetos veiksmas, toks, žinai, empatiškas toks, tipo, ne pati yra mama, turi mažą vaiką ir, žinai, sekmadienio vakarą šalta, tamsu, pagalvoju, jeigu mano vaikas čia atsitiktų, ne? Ir man atrodo, kad, kartais komunikacijos žmonės sugeba pajausti, kad dabar reikia. Nes, kartais, kai tu darai viską, tai visą tai kažkaip, tai ten, nežinau, pagal reglamentą, pagal kažkokias tai taisyklės, tai kartais neveikia. Ir iš tikrųjų kartais reikia vadovautis jausmais, emocijomis, to nebijoti ir tikrai kartais tai suveikia žymiai geriau. Kai tu pajauti, kad dabar reikia, tiesiog dabar paimi ir pasidalinė. Tikrai taip, nes aš realiai galėjau pasidalinti tuo įrašu, postu ar pranešimu žiniasklaidai apie ieškomą mažametį pirmadienio ryte, pravėrus 8 valandą kabineto duris. Bet jūs pirmą pasidalinot ir išreiškėt, parašėte postą, ar ne, kad ieškot mergaitės pirmiausia Facebook'e, ar ne? Taip, žinoma, lygiai grečiai ir žiniasklaidai. Okay. Nepamirštam mes jos. Mes matome ir girdime, kokia galinga jėga šiais laikais yra socialiniai tinklai. Žinau, kad Lietuvos policija savo socialinius tinklus pradėjo ten kurti turinį pakankamai anksti. Ramūnai, kokiais tais metais buvo? Man atrodo, jeigu neklystu, 2008 metais mes susikūrėme pradžioje tik tai Facebooko paskyrą. Atsimenu dar tos laikus, tai tikrai susikūrėme dėl to, kad aplinkų visi pradėjo kurtis ir buvo toks naratyvas, kad tipo jaunimas pradeda socialinius tinkluose, nekomunikuoja daugiau laiko leisti, tai jūs irgi privalote būti čia, kur ir jie. Tai susikūrėm ir turbūt kokius pirmus metus nelabai dar supratom, ką mes ten veikiame, tiesiog kažkaip dėjome turbūt vos ne svetainės tipo pranešimus, kurie yra interneto svetainėje,
Bet paskui kažkaip po truputį aš pats administravau tą paskyrą, ėjau į daug mokymų, tikrai daug domėjausi šitą temą ir po truputį turbūt kažkaip, nežinau, nušvito, kad truputį kitaip mes čia turime komunikuoti, nes čia yra truputį kitoks formatas. Tai labiausiai aš man tokie prisiminimai, kaip man labai dažnai kviečia į tokius mokymus. Kaip išsiauginti sekėjų didelį skaičių. Pas mus yra virš 300 000, nors čia turbūt nėra gal tas tikslas, kuris yra pagrindinis, bet iš esmės tai tokių aš patarimų irgi turiu. Pavyzdžiui, pas mus atsimenu, prieš 15 metų, įsivaizduokit, dar kokie laikai buvo. Ir ten žmogus 1 valandą, pavyzdžiui, nakties, aš ten tiesiog, nežinau, neturiu ką veikti, miegu, nesimiega, nemiga, kankina, galvoju apie kažką, pasimsiu policijos administravimo paskyrą, pasižiūrėsiu, kas tenai vyksta. Ir žiūriu, po pirmos viena gal minutę parašo žmogus ten kažkokį klausimą. Labą dieną, ar čia tikra policija? Aš tai prašau, taip, kuo galime padėti? Ten už minutės gal, jis jūs rimtai čia, dabar man galit padėti, tai prašau, taip, kuo galiu padėti. Jis užduoda kažkokį klausimą, gavo atsakymą ir jis man rašo, nerealiai, ten, ryte papasakosiu draugams, 1 valandą nakties čia per 3 minutės gavo žmogus atsakymą. Kitais laikais turbūt reikėjo rašyti kažkokią oficialų užklausą, po 30 dienų galbūt gautum. Tai ten jisai turbūt papasako draugam, ten tokių istorijų ir daugiau, aišku, buvo, ir tas sekėjų skaičius automatiškai labai greitai didėjo, nes tiesiog mes supratom, kad reikia bendrauti tenai visai kitaip, neformaliai, tą pačią kalbą. Dar atsimenu kolegos iš kito viešo sektorių, sako, bet jūs tuinat žmonės, sako, kaip taip galima, nes tais laikais buvo labai viskas labai ten, turi būti mandagus, labai kiekvienas žodis apgalvotas, o jūs, sako, bendraujate tokia paprasta kalba, tokia buitinė kalba su jais, bet čia yra esmė. Eik, tu, sako, man dar klauso, tavo vadovas leidžia, sakau, jis turbūt net nežino, sakau, nes mano vadovai, ačiū Dievui, vis laik buvo tokie, kurie sako, žiūrėk, darykit, ką ten norit, pasitikim, bet tik tai neprisidirbkite, jeigu prisidirbsite, žodžiu, reiks atsakyti. Tai kai jie netrukdo ir leidžia dirbti tiem žmonėm, kurie tai supranta, tai tada, man atrodo, rezultatas yra labai geras. Tai jeigu kažkada gyvenime esate rašę į Lietuvos policijos Facebooką, tai žinokit, kad Ramūnas yra tas žmogus, kuris jums atsakydavo asmeniškai. Ar šiai dienai dar Ramūnas valdo Facebooką Lietuvos policijos? Aš esu vienas iš tų, aš esu atsakingas pagrindę už postus ir už komentarus, reakciją į komentarus. Tai kūrybinį darbą. Tenai komentarų rubrikose kartais su sekėjais pabendraujam pakankamai linksmai. Aha, ar yra tekę parašyti, gauti komentarą, atrašyti jį ir paskui galvoti, gal aš čia šiek tiek persistengiau, gal per aštriai atsakiau? Yra keletą kartų ir ištrinti tekę savo komentarą, nes kartais, žinai, kai užvaldo tokią emociją, pagauni tą kaifą tokį, tai kartais būna visko. Bet labai retai, iš tikrųjų, aš kartais, jeigu ir parašau, pagalvoju, kad, ką čia jau trinsi, turbūt vis tiek pasidariau ten screenshotus ir jau turbūt... Kaip tai? Atsako Lietuvos policija. Jo, nes paskui aš esu daug kartų matęs, pasižiūrėkite, kaip jie ten komunikuoja kitose visokiose puslapyse, paskyrose ten, kur stovi radaras ir taip toliau, tai ten tokių tikrai mūsų tokių screenshotų iš policijos to susirašinėjimo tikrai labai dažnai matau. Wow, labai nuostabios istorijos ir vėlgi aš girdžiu tikrą tiesą, apie ką mes kalbėjom ir prieš tai, kad jeigu suklydau ar ne, parašiau galbūt ne taip, galbūt per stipriai ar ne, pripažįstu tai ir važiuojam toliau. Stipri komunikacija, socialiniai tinklai, kuriuose Lietuvos policija, tikrai, kaip ir minėjau, yra labai aktyvi. Pakalbėkime apie projektą, kuris pasirodė socialiniuose tinkluose labai neseniai, keistas, įdomus, prie kurio net ir aš pats esu prisidėjęs, Lietuvos policijos mini filmas apie tai, kaip žmogus panašių vardų į mane, Vytautas išbando save. Kas čia per projektas, gal galit papasakoti šiek tiek? Tai šis projektas buvo tiesiog skirtas policijos dienos renginiui, kuris vyko, ir paskui mes pamatėm, kadangi mums pasirodė, kad jis yra žiauriai fainas, tai jisai atsirado ir viešoje erdvėje. Tai čia turbūt klausimas ir tau pačiam, Vytautai, kaip tu pats jautėsi atėjęs į instituciją, turbūt, kuri tau kartais atrodo turbūt tokia griežta, labai struktūrizuota, nuėjęs į kažkokią aro tarnybą, kur atrodo labai kieti rimti vyrukai. Ar kažkoks tai tavo jausmas, koks buvo, irgi visai įdomu išgirsti? Labai geras klausimas, ačiū už klausimą. Pasidalinsiu, kad pirmą padėkosiu už patirtį, ar ne, kuri buvo tikrai labai unikali, nes ne kiekvienas žmogus gali praleisti pusdienį su aro vyrais, ar galbūt smagiai, kabutėse, pažaisti su policijos kinologų šuniukais. Ar ne, tai toks įdomus kūrybinis procesas. Mes, kada pradėjom kurti šitą procesą, aš irgi turėjau tokių abejonių ir galvojau, ką čia mes sukursim, koks čia gausis tas rezultatas, bet rezultatas tikrai gavosi, sakyčiau, puikus ir komentarų, mes sulaukėm puikių iš tiek Facebooko sekėjų, tiek žmonių, kurie komentavo YouTube kanale, bet vėlgi prie ko aš suku drąsa išbandyti kitokius komunikacijos būdus ir pabandyti išeiti
į kitokį formatą, ko jūs Lietuvos policija ir pasižymė. Man kolegos liepia užduoti klausimą, sako, jeigu bendrausiu su Vytautu, sakiau, sako, užduokiam klausimą, ar bus pratęsimas. Tai tie, kas nežino, mes galėsim parodyti čia trumpą anonsą, ar ne, keletą kadrų iš vykusių, kaip mes kūrėme šitą filmą. Tai ar anonsas bus? Aš viešai prieš visą Lietuvą sakau, kad bus. Odeta patiko? Labai patiko. Labai. Ne anonsas, bet pratęsimas. Bus ketvirta pratęsimas bus, jo, pratęsimas bus. Norėtum tapti pareigūnų? Sportuoju, judu, aš manau, kad prie tų galiu kažką keitikčiau. Sėkmės tau, lauksim sugrįžtant. Ačiū. Geras. Tai iš kur šitą čia atsirado? Sveiki, gyvi, konologai. Kinologai. Nėra taip, kad kai gaunat iškvietimą, pasigirsta tas balsas kaip per farus. Jo, taip ir būna. Kas čia per klaumedą dabar prie durų vyksta? Pus kopūstus! Normalė sriuba, vyrai! Pus kopūstėlė normalė! Smagiai mes šnekučiuojamės, šiandien priminsiu, kurie galbūt dabar tik tai įsijungia laidą apie komunikaciją, policiją be šarvų, su manim studijoje Odeta Vaitkevičienė ir Ramūnas Matonis, o dabar noriu imti ir pasiteirauti apie tą komunikaciją, kuri galbūt, šiandien mes taip kalbamės pakankamai lengvai, apie tą komunikaciją, kuri galbūt nepasiekė savo adresato tokia, kokia ir turėtų būti, apie galbūt kažkokias nesėkmes. Ar yra buvę, kad, nežinau, turite transliuoti ir išsakyti vieną informaciją, o gaunasi visai kitaip, nežinau, ar galima sakyti, bet turbūt galima, apie failus tiesiog, ar ne? Apie kažkokius nesklandumus, tokius, kuriuos smagu šiandien prisiminti. Ar turit kokį perliuką, Odeta? Aš turiu gal keletą perliukų, tokių man įstrigusių mano praktikoje policijos komunikacijoje. Tai vienas susijęs su žiniasklaidos atstovais, kitas su vadovu. Tai kas liečia žiniasklaidos atstovus, aš tikrai pamenu tuos savo pirmuosius metus policijos komunikacijoje. Atsiprašau, prieš kiek metų čia? Pakankamai nemažai. Supratau, gerai. Pakankamai nemažai. Buvau pirmoji įsiliejusi į Kauno policijos komunikaciją ne pareigūnai, nes lik tol ten buvo, kaip vat ir Ramūnas, visi pareigūnai. Tai tas mano feilas buvo su žiniasklaida, kuomet turėjau pristatyti istoriją, kaip visada įprasta, mus mato dažnai vyksta ikiteisminis tyrimas, ta pati frazė, kažkokie momentai. Ir nieko aš daugiau ir nesiruošiau, tiek ir pasiruošiau ir atėjau pati savo faina, viską žinau, aplink mane sustoja daugybė žiniasklaidos atstovų, kameros iš visų pusių, šitą pasakiau ir prasideda klausimai. Aš klausimam nesiruošiau, nesitikėjau ir pradėjau mikčioti, nutilti dar kažkas ir vyko tiesioginiai transliacija vienam portale. Tiesioginės transliacijos metu? Taip. Tai aš turėjau tą skaudžią patirtį, tokį lengvą krikštą darbų su žiniasklaida, tai dabar ir pati, ir savo kolegas visada mokau, kad mes turim būti apgalvoję kelis žingsnius į priekį, kas gali papildomai dominti, kokį klausimai iš to gali išplaukti, kad ir negalint pateikti atsakymų mes nemikčiotume ir nebūtų ta spengianti tyla į klausimą. Tai čia va tokia patirtis su žiniasklaida, kuri tikrai užaugino, o su vadovais tai turiu tokią patirtį irgi, kuri užaugino ir primena, kad visada reikia įsivertinti kitus žmonės. Pas mus į apskritį atėjo naujas vadovas, mes nupirkom simbolinę dovaną, ir aš pagalvojau, kaip čia greičiau tam vadovui susipažinti su vadovų kolektyvu, nes policijoje didelė struktūra, daug padalinių, daug kitų vadovų. Ir aš paėmiau ir padariau rankų darbo popierinę knygutę, kurios kiekvienam puslapį... Koks gražus žestas, klausykit. Vadovo nuotrauką su vardu pavardę, pareigom, Bet čia atmintinė tai buvo, kaip ir naujam vadovui. Atmintinė, bet aš neįvertinau. Ramūnas. Taip. Bet aš neįvertinau, kad ateina super technologijų, inovacijų žmogus, kur jam tas popieriukas ir kai jisai paliko Kauno apskritį, dėjosi daiktus, mes bendravom ir iš stalčiaus išsitraukė tą knygutę ir aš sakau,
ką aš tuo metu galvojau, darydama tokį daiktą vadovui, kuris, jam tikriausiai reikėjo onlininį katalogą atsiųsti, kad turėtų, o ne popierinį variantą. Tai va, čia tokios patirtys, kur turim įsivertinti situacijas visada. Tai manau, kad puikiai prisistatėte, žinot, ką jau vadovas pagalvojo, bet manau, kad tai priėmė kaip šiltą jūsų žestą. Klausiu Ramūno, ar ištrauksit kokią įdomią istoriją, nes tikiu, kad jų yra buvę ne viena. Aš dabar galvoju, ar jau visur suėję senaties terminai, ar viską galima pasakoti. Gal tokie iš tokių labiau įstrigusių, tai čia labai jau senai, turbūt daugiau negu 20 metų, kaip su darbu su žiniasklaida, anksčiau žurnalistai, kurie dirbo su kriminalais, tokia buvo, nežinau, tokia, pavadinkim, ne tokia praktika, kad jie turėdavo racijas ir galėdavo pasiklausyti policijos iškvietimų. Atsiprašau, kiek metų čia atgal? Čia kokių turbūt 20, gal dar šiek tiek daugiau. Taip. Ir jie vis laik neįdavo tą, sakydavo, ne, mes jūsų neklausom, bet mes vis žiūrim, kad jie įvykio vietose atsiduria greičiau negu policininkai. Kažkas per raciją kažką pasako ir jie jau tenai. Nors mes dar apie tai patys dar nenuvažiavom, nežinom, kas ten vyksta. Ir kažkaip jų profesinės dienos proga sugalvojom, kad reikia, kažkaip tai įrodyti tai, kad mes žinom, kad jie klauso. Ir mes tiesiog per raciją pasakėme tam tikrą iškvietimą, kad yra vienoje vietoje padėtas sprogmuo, labai pavojingas ir tenai tikrai toje vietoje gali dabar sprogti ir būti didelis sprogimas ir didelė nelaimė. Ir tiesiog tenai susėdę laukiame. Ir tikrai po kelių minučių ten pradėjo važiuoti įvairių portalų, televizijų, radio žurnalistai atvažiavę į tą vietą. Mes jau ten jų laukiam su vaišėmis, su dovanomis, pasveikinam su profesinė švente. Ir turbūt net gal to ar nesakėm, bet turbūt vieni kitiems tyliai pasakėme, kad žiūrėkit, mes visi puikiai suprantame, kad jūs žinote, jūs suprantate, kad mes žinome. Tai buvo toks irgi fainas atvejis. O kitų dar gal palauksim dar keletą metų, kol praeis senaties terminai, gal tada vėliau papasakosiu. Mes kursim kitą laidą specialiai turbūt tokiom istorijom. Paskutinis klausimas, dar grįžtu prie socialinių tinklų, nes ten egzistuoja virtualus patrulis. Galbūt ne visi yra apie jį girdėję, gal trumpai kas tas virtualus patrulis, o paskui užduosiu kitą klausimą. Tai policijos virtualus patrulis iš esmės yra profilis, kuris dirba stebi viešą erdvę, į pagrindę socialinius tinklus, stebi pažeidėjus, pavadinkim, patruliuoja elektroninėje erdvėje. Pareigūnai, kurie patruliuoja elektroninėje erdvėje ir tiesiog jie stebi pažeidimus, stebi įvairų bendravimą, perspėja karts nuo karto irgi tose pačiose komentaruose, kad būkite atsargus, nes jūs jau netoli ribos peržengimo. Aišku, jeigu fiksuoja pažeidimus, taip pat juos perduoda tam tikriems kolegoms į kitus miestus ir, aišku, už tai skiria įvairias baudas arba pradeda tyrimus. Tai virtualus patrulis nėra koks dirbtinis intelektas išmokytas Lietuvos policijos atsakinėti taip, kaip reikia, ar nežinau, perduoti kažkam. Tai yra realus žmogus, kurį galima turbūt pačiupinėti. Jo, jį galima paliesti, jo yra 4 žmonės, 4 pareigūnai, kurie dirba skirtingose vietose, juos tikrai galima paliesti, paglostyti. Tai nežinau, mes gal irgi čia uždėsime, tada parodysim žiūrovams, kad būtų įdomiau. Atskleisim tą paslapties šydą, kaip jie atrodo. Tai iš tikrųjų yra 4 pareigūnai, kurie dirba tą darbą. Bet yra pareigūnai. Taip. Ar virtualus patrulis yra ką nors nubaudęs? Taip, ir ne vieną kartą, jie turbūt per metus keli šimtus protokolų. Jie patys jų nesurašinėja, bet tiesiog nustato, perduoda kolegoms, kurie už tam tikrą negerą veiklą surašo tos protokolus. Labai įdomi patirtis ir dar kartelį aš galbūt pasikartosiu, kad kokia inovatyvi ir įdomi yra Lietuvos policija, tai ačiū, kad ginat, ačiū, kad saugot mus. O laidos pabaigai noriu pakviesti į tokį, sakykime, lengvą žaidimą, kurio metu užduosiu jums keletą klausimų, tiksliau ne aš juos užduosiu, o jums puikiai pažįstami žmonės. Tai noriu pakviesti ir žiūrovus, ir jūs pažiūrėti į ekranus. Pirmasis klausimas ir klausimas iš profesinės srities. Klausimą jums užduoda generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Dėmesio į ekranus. Sveiki bičiuliai, tikiuosi, kad jums puikiai sekasi įrašinėti šį podcastą ir, žinoma, norėčiau truputėlį jūs paegzaminuoti ir užduoti, manau, kaip komunikatoriams labai paprastą klausimą. Kaip žinia, šiuo metu pasitikėjimas Lietuvos policija yra 82%, o ar prisimenate, koks pasitikėjimas buvo prieš lygiai 10 metų, 2015 metais? Ačiū labai, lauksiu jūsų atsakymą. Klausimas štai toks, tikras klausimas tikriems komunikacijos ekspertams. Dabar policijoje pasitikė net 82% gyventojų, o kai buvo prieš 10 metų, klausė generalinis, žinokit, neturit
galimybę suklysti? Pabandykim. Gal nuo Odetos pradėkim. Odeta, kaip manot? O galbūt netgi žinot? Kiek aš atsimenu, buvo pakankamai žemas, kad mes visi stengiamės savo darbais jį kelti, prisidėti, kad tas pasitikėjimas policija didėtų ir šiandien tas rezultatas akivaizdžiai matomas. Jūs kaip tikra komunikacijos ekspertė atsakėte puikiai, bet aš pabūsiu bjaurus ir paprašysiu įvardinti skaičių. Šiuo metu mes turime 82, tai ne egzaminas, iš tikrųjų mes labai lengva, laisva forma, pabandykite įvardinti skaičių prieš 10 metų, kaip manot, koks buvo pasitikėjimo procentas. Galiu nuo iki? Pabandykim. Aš bandyčiau atsiminti nuo kokia 57 iki 65. Gerai, priimam atsakymą, Ramūnai. Aš tikrai žinau, kad savo kompę turiu tą rezultatą, bet dabar neatsimenu, nes čia buvo ne pagal scenarijų šitas klausimas. Tai labai gerai. Buvo vispėti. Aš spėčiau, kad buvo koksai 50 keli procentai. Manau, 52, 53. 53, o jūs dar kartelį nuo 57. Nuo 57 iki 64. Supratau. Ačiū už atsakymus, atsakymai priimti, o dabar dėmesio ekranus. Generalinis komisaras sako, koksgi teisingas atsakymas. Tikiuosi, kad klausimas tikrai nebuvo labai sunkus ir jūs jį atsakėte teisingai. Tai yra pasitikėjimas Lietuvos policija 2015 metais, tai buvo tik 71%. Gerai. Jo, kaip sakant, tik. Tai atsakymas 71%. Kaip pasakyti, apsidraudėt, ar ne, turbūt realistiškai, bet jau ir prieš 10 metų jūsų įdirbis tikrai puikiai jautėsi. Ačiū generaliniam komisarui už klausimą. O tie, kurie akylai stebėjo video, greičiausiai pamatė ir pastebėjo, norėtų pakomentuoti, kad greičiausiai generalinis komisaras nestovėjo vietoje ir jis važiavo ir greičiausiai vairavo. Ne, jūs klystate ir mes turime įrodymą. Pasižiūrim video. Beje, jeigu ką, aš nevairuoju. Tai ačiū, generalinis komisaras perduoda jums linkėjimus, o dabar turim dar vieną klausimą, čia buvo klausimas iš kolegų, o dabar klausimas iš visuomenės veikėjų, kurie irgi nori kai ko paklausti komunikacijos specialistų. Dėmesys į ekranus. Sveiki, čia Liepa. Tai mieli komunikacijos specialistai, norėčiau pasmalsauti, kokią policijos veiklos sritį arba kryptį pasirinktumėte jūs patys, jei nuspręstumėte būti pareigūnais. Ačiū Liepai už klausimą. Tai klausimas. Žinote puikiai policijos darbą iš vidaus. Pradėkime nuo Odetos gal irgi. Aš būčiau kriminalistė. Kriminalistė. Vienareikšmiškai. Taip, man patinka, aš šiuo metu kartu dirbu šalia kriminalistų, tai aš vienareikšmiškai norėčiau būti kriminalistė, jeigu nebūčiau komunikacijos žmogus. Ir kaip tik dar nesnei prieš porą dienų, kolegiai sakiau vienai vadoviai, nes kai kurie vaikšto be uniformų, bet su ginklais, nes kriminalistai negali išsinuoti. Norisi ginklo. Ir aš sakau, kaip aš norėčiau taip atrodyti kaip detektyvė, vaikštai kaip ir pasitempus su kostiumėliu, bet šalia ginklas visada. Tai... Būtumėt kriminalistė. Taip, šitas klausimas lengvesnis buvo. Net nebejoju puikiai. Kadangi Ramūnas, žinau, kad yra buvęs pareigūnas, kokios? Aš buvęs daug ko, ir kriminalistų, ir konvojus pareigūnų, ir prevencijos, bet aš dabar labiausiai norėčiau būti patruliu ir daryti tokius gerus darbus, kad komunikacijos žmonės galėtų jais pasinaudoti ir juos išviešinti. Pavyzdžiui, pervesti močiutę per kelią, padėti sustabdytam žmogui, padėti kokiam vaikui, kuris pasiklydo. Tai aš turbūt norėčiau būti toks gerasis policininkas, kuris daro gerus darbus. Ir siūščiau savo turbūt tuos gerus darbus, paprašyčiau kolegos komunikacijos žmonėm, kad jie galėtų apie tai iškomunikuoti plačiai visuomenė. Nuostabu, kiek gėrio ir kiek pozityvo pas Ramūną. Tai ačiū labai, atsakymą priimam, čia turbūt nėra teisingo ar neteisingo. Tai noriu padėkoti, kad apsilankėte laidoje. Noriu padėkoti už tą turbūt tokią unikalią komunikaciją, kurią pasižymė Lietuvos policija. Linkiu sėkmės darbuose, sėkmės kūryboje, nes čia yra ne tik tai darbas, bet ir kūryba. Ir aišku, didžiausios sėkmės ir stiprybės tose sunkiose situacijose, kada krizių metu tenka imti, stoti prieš kameras ir dalintis galbūt patarimais ar kitą svarbią informaciją. Tai ačiū Jums labai. Ačiū, kad pakvietėt. Tai čia buvo Lietuvos policijos tinklalaidė. Ačiū, kad žiūrėjote. Svečiuose šiandien viešėjo Odeta Vaitkevičienė, Kauno apskrities policijos komunikacijos vadovė, ir Ramūnas Matonis, Lietuvos policijos komunikacijos vadovas.
Ačiū Jums labai, iki susižiūrėjimo kitose Lietuvos policijos laidose. Jėzau. Aš parodysiu atvirkščiai. Žiūrėkit. Sveiki, čia Liepa. Tai mieli komunikacijos specialistai. Valiau. Kas čia per žaidimai tokie, kuriuos mes neįs... Labai lengvi. Bet kaip... Ta prasme, su klausimu generalinio, tai mūsų iš darbo atleis, ta prasme. Nu, ar tikrai? Atleis turbūt. Vis tiek geresnių neras. Man atrodo, žinok, labai gerai, tai šiaip manau, kad super, žinok, fainai. Ačiū.